taip kaip pas mus savivaldybė. Šiandien sekmadienis, žmonės atėjo į pagrindinį mitingą ir paėmė. Įėjo į vidų, ten pilna žmonių, vaikšto koridoriais ir nežinau, kas bus su jais toliau. Didi ukrainiečių tauta iš tikrųjų šiandien įvykdė tai, ko galbūt galėtų pavydėti ne viena tauta. Tiek vienybės, tiek noro kovoti už savo teisės. Jie jau laisvoje Ukrainoje, tačiau laisvė tai nėra riba, kurią peržengus atsiduriam kitam pasauliu. Įvykiai Ukrainoje tai ir parodo. Iš tikrųjų, laisvės reikia mokytis demokratijos ir visų pirma, to turi išmokti valdžios organai. Aš labai didžiuojasi tuo, ką jie šiandien padarė. Ir galvoju, kad tai yra pavyzdys visiems, kurie susitaiko su neteisybė, su tuo, kad kažkas riboja jų laisvę. Patys matot, kas čia vyksta. Iš tikrųjų tai puiku. Linkėjimai Širvintams. Aš tikriausiai grįšiu. 700.